Darysiu patį skaniausią pasaulyje žaliąjį kokteilį. Tas bus visiškas kūrybinis procesas. Pamatysite. Tai šiuo atveju naudosiu vaisius, tai yra bananai, kiviai ir viena kriaušė. Ir čia tiesiog visko daug, kas žalia. Tai yra šiuo atveju špinatai, salotas ir truputėlį mėtų lapelių, kad dėl kvapo būtų. Iš tikrųjų, kaip visa žaliųjų kokteilių esmė, tai yra tiesiog įdėti tai, kas turi chlorofilo ir realiai kuo daugiau. O visi vaisiai tai iš esmės yra tiesiog tam pačiam skonio suteikimui, kad pajustume, kad štai iš tiesų tas žaliasis kokteilis yra toks energizer. Turbūt nuo daržovių, iš tikrųjų niekada taip ir nesupratau, kaip ar nuo vaisių reikia pradėti, ar nuo tų žaliųjų dalykų pirmą išplakti, bet manau, kad čia nebus didelė problema. Taip. Kuo smulkiau suplėšyti viską. Dabar truputėlį vandens įpilam, kad susiplaktų. Gerai. Pradėsime plakimo procesą. Na štai. Gavome tokią tirštą žalią košę, kuri visai neatrodo apetitingai. Bet tuoj pataisysim visus reikalus. Iš tikrųjų, jau dabar šitas kokteilis turėtų būti pakankamai skanus. Bent jau tiek, kad gertumėt ir šypsotumėtės. Bet kadangi jau kažkiek vis tiek dariusi esu keliolika jau kartų matyt, tai toks savotiškas receptas. Žinokit, negaliu tikrai, labai norisi. Pasakyk, koks kvapas pasklido. O, Dieve. Žinokit, iš tikrųjų trūksta žodžių, aš net nusakyti tam jausmui. Sakykit, argi netieviška. Net skambėjimas keistas, ne? Gerai, toks skanaus.